Pump up the gym, pump it up. I love you. Klausau. Labas. Labas. Kur vaikštai? Vaikštau po senamiestį. Po senamiestį. Jau. Nešalta, man tai kažkaip šis vakaras kažkoks netoks, koks buvo vasara. Nu, anksčiau. Taip, jis yra vėsesnis. Taip, jis yra vėsesnis. Taip. Bet man atrodo, kad tu vaikštai su tokiu sijonėliu, nes labai kaukščiai, tai turėtų tau būti šalta. Kurgi ne? Kurgi ne? Nespėt. Edita. Taip. Skambina tau Marius. Negali būti. Gali būti. Gali būti ir Marius. Sveikas, Mariau. Kur tai, ne? Einu į susitikimą su draugais. Kaip oficialiai skamba susitikimas su draugais? Einu pas Hebrą, geriau sakyti. Susitikimo vaikštumo, pavyzdžiui, jeigu eini į darbą, ieško darbo. Arba šiaip kokį nors, verslo susitikimą. Gerai, einu susitikti su Hebra ir planuoti kelionę. O, kur keliausit? Į Gruziją. Į Gruziją. Taip. Nu, keista šalis, o ko ten? Atostogauti, keliauti, Kada čia išvykstat? pažinti šalį. Per krepšinio čempą išvykstat į Gruziją. Oho, Aha. rimtai čia? Taip. Tai kokia tu kašė fanatė? Kašio fanatų galima būti bet kuriam pasaulio krašte. Nu, net ten, ypač kai Lietuvoje vyksta čempionatas, tu turi išvažiuoti iš ten. Nu, supratau. Juk vis tiek bilietų niekur nėra. Nu, bet vis tiek, pavyzdžiui, dabar Vilniui vaikštai ir matai, kad daug užsieniečių yra. Vienas kitas taip. Nu, palauk rytojaus, bus daugiau. Ar palauk dar daugiau. O kada išvažiuoji į Gruziją? O aš poros savaičių. A, tai normaliai dar pabūsi. Ant pusfinalį išvažiuosi. Net pusfinalį, ant ketvirtfinalį. Klausyk, Edita. Taip klausau įdėmiai. Kaip tavo seksi sesės gyvena? Puikiai atrodo. Atrodo. Bent jau viena. A jos šalia nėra, tikiuosi? Ne, nėra. Ar tikrai? Tikrai. Jurga, Aušra, jeigu mane girdit, tai... Ne, nu tikiuosi, kad negirdi. Klausyk. Aš gal... Klausau vėlgi įdėmiai. Įdėmiai. O tu dabar vieną vaikštai, ar ne? Taip, einu viena. Kažkokį vaiką girdžiu šalia. Tai tikrai ne mano vaikas. Aš tikiuosi. Klausyk, Edita. Klausyk čia nais. Klausau įdomiai. Įdėmiai. Įdomi. A tu pažįsti Marių, su kuria kalbi? Ne, nepažįstu. Nori pažinti? Jeigu šiandien, tai... Jo, noriu. O tik šiandien? Ar rytoj jau nebenorėsi? Tada, jeigu rytoj, tai reikia paskambinti rytoj. Ne, tai šiandien galim. Bet... Gerai. Bet čiurtų pusryčius gamini. Tai kur tinkamės? Aš nežinau, aš dabar esu dar namie. Aha. Ir žadu važiuoti miestą irgi. Puiku. Bet galvoju, mašiną imt ar neimt? Ne, aišku, neimt. Nu, bet jeigu tu būsi su Hebra, tai ką aš ten? Ypač jeigu tarp tavo sesės bus, tai manęs tikrai nelabai jaučiu apsidžiaugs. Bet tu juk nebijai nei Hebros, nei mano sesė. Nu, tavo sesių aš nebijau, bet kažkaip jos nenori manęs, man atrodo, matyti po paskutinių kartų čia. Netik. Netik. Mano sesės labai fainas. Ne, tai fainas, aš turbūt nelabai fainas. Nu, tu tikriausiai irgi fainas, nu. Aš buvau fainas iki tol, kol kitai sesiai nepaskambinau. Žinai, tarp sesių būna toks konfliktas. Ne, taip nebūna. Būna. Jūs matyt nepasako iki galo. Ar jūs nepasišnekat, ar kas yra? Ne, mes tiesiog nebendraujam. Eik tu. Jo, mes viską tiesiog jaučiam. Nes viskas tai prasidėjo nuo Aušros. Aha. Ko prisidirbo? Neprisidirbo, sakau, viskas gražiai prasidėjo nuo Aušros, kol aš nepamačiau Jurgos.
O po to viskas baigėsi tai, kad susigaudžiau numerį tau. Manimi, ar ne? Aha. Bet aš galvoju, kad trečias kartas turėtų būti pats geriausias. Aš, ta prasme, nenoriu nieko blogo sakyti, nu, man Aušra patiko, Jurga nieko, bet tu esi, na, gražiausia. Aukščiausia? Ir gražiausia. Ir jauniausiai atrodo tikriausiai, ne? Nu, visada jaunumas, man atrodo, ir privalumas. Tiek to. Oda lygi, kvepiant ir panašiai. Man patinka. Tai važiuosi į miestą ar ne? Važiuosiu. O kur tu norėtum susitikti? Prie Rotušės ant laiptų. Ant laiptų, kaip romantiška. Prie krepšinio kamuolio, nu. Bet jeigu tu varai su draugais, tai ką aš tam nesuprantu? Taigi mes greitai. Ta prasme, mes greitai ar tu su draugais greitai? Ir ten greitai, tvarkysim viską. O klausyk, tu po draugų gal norėtum tiesiog pas mane atvažiuoti? Jo, aišku. Kodėl tu dabar taip ironiškai kalbė? Aš turiu gerą filmą apie Redžio Millerio istoriją, kaip jisai... Jeigu tai yra dokumentika? Ne dokumentika, normalus filmas. Ne, šiaip turiu filmų. Nežiūri filmų. Ir knygų neskaitau. Bet į Gruziją važiuoji, o keista. Aha. Supratau. O tu turi berną? Šiuo metu... reikia pagalvoti. Ne. Ne. Neturi. Okei. O kada paskutinį kartą? Nori būti mano bernas? Ne. Tai kam skambini? Aš noriu būti galbūt meilužis. Kažkaip labai nedrąsiai pasakyti. Meilužis noriu būti tavo. Ar tikrai? Nu, norėčiau. Man iš tiesų labai trūksta šilumos. Tai ateisi prie Rotušės ar ne? Prie Rotušės. Tokia istorinė ir šventa vieta ir tu nori ten viską kažką tai. Tai prie krepšinio kamuolio. Nu gerai, galiu ateiti. O pamėtysime kažį. Aišku. Aš labai taikliai mėtu nuo trajakų. Turi 2 minutės susigalvot, ką darysi. Ta prasme, su tavim ką darysiu? Nu taip, ką šį vakarą darysi? Aš ateisiu prie tavęs, uždengsiu akis savo goblino rankom, užspausiu tau burną, įsitempsiu į mašiną ir paleisiu radio stotį Zip FM. Zip FM. Oh my god. I can't believe it. Labas, Edita, radistai skambina, Jonas. Labas, Jonai. Labas, Edita. Tai sutiksim prie Rotušės ar ne? Tai kad dirbo, žinau. Nu, tai pats kaltas. Nu, pats kaltas, jo. O tai kam tu taip tų berniukų čia taip reikia? Man nereikia, tu pats pasisiūly. Man tiesiog būna jų labai gaila. Ai, tipo, negali neatsakyti, ar ne? Jo, vienas iš mano minusų. Tai visiems Deja, ne. Nes jie visi, paskui sako, o, sorry, aš iš radijos stoties, čia buvo pokštas. O visi taip? Čia ne vienintelis aš toks? Jo, kas antrą dieną skamba. Geras. Iš kokios radijos? Iš Lafestos, Laisvoji banga ir dar yra kažkokia tai Geras FM gal? Nu, matai, daug radijų žinai. Bet jo, pati geriausia yra... Zip FM. Vat, geras žinklas. Edita, tai už pusvalandžio. Gerai. Davai, iki. Ačiū labai. Ačiū jums labai. O muziką man kokią dainą skirsite? O kokios nori? Nu, aš labai pasitikiu jūsų skoniu. Jonai. Jūsų, Jonai. O aš pasitikiu tavo skoniu. No. Kaip tu apsirengus, gali papasakot? Labai gražiai. Čia tas pats, kai sakyt, uždėsiu labai gražų gabalą. Nu, tokį patį nerealiausią. Tai tu gali konkrečiau. Kaip tu apsirengus? Dalykiškai. Dalykiškai. Eini su chebros tik dalykiškai. Taip. Okay. Nes tai yra mano trečia stotelė čia. A.
O šiandien gersi? Truputėlį. Rytoj niekur nereikia? Reikia. Į darbą. Žinai ką, Edita, tau rytoj į darbą nereikia. Nereikia. Gerai, iki. Mylėkis saugiai su prezervatyvais. Gerai. Iki.